comme mes souvenirs, j'allume le feu, les chagrins, les plaisirs, je n'ai plus le besoin de balayer les amours et tout leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien. Je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix, aujourd'hui, ça commence avec toi. Miela mūsų menininkė, dailininkė, tapytoja Gražina Vitartaitė. Tai tie plenerai visada džiaugiausi ir man buvo įdomu matyti jos tapybą, nes tapyba visada mane žavėjo Gražinos. Tarp kitko, Dusetų dailės galerijoje prieš kokius irgi 20 metų buvo surengta personalinė paroda Dusetų dailės galerijoje. O su Vytautu Poška, sūnumi Gražinos, mes irgi daug kažkaip plenerų visuose tikdavom. Tai Zarasų plenerė. Ir paroda padarėjai Senoji galerijoje. Senoji galerijoje buvo personalinė paroda. Su Rasa irgi teko susitikti net irgi prieš kokius 15-20 metų. Ne? Zarasuose pirmos dainos suskambėjo Zarasų kultūros centre per parodos atidarymą. Tai va tokių bendrų, tokių sąsajų, o su Vytauta tai tikrai mes dar daugiau plenerų buvom, nežinau kiek galėtų skaičiuoti. Kūpiški puikus pleneras, paskui Zarasuose, paskui Antalieptėj, nu vienu žodžiu, po to Antazavėj vyko pleneras. Čia šitoj salėj Vytautas Poška tapė. Čia ir Algirdas Gaižauskas tapė. Čia buvo molbertai, čia aplinka buvo kita, prieš remontą. Čia buvo sporto salė, prieš va šitą renovaciją čia vykdavo plenerai. Ir organizuodavo tada Violeta ir Virgis Gasparaičiai. Čia tos pirmosius plenerus Antazavės dvare. Ir tada tik svajojom, kad nors bus suremontuota šita erdvė ir bus čia parodos ir koncertai. Taip ir įvyko. Aš labai džiaugiuosi pakliuvus čia, tokiam dvare, tokiam gražioje aplinkoje. Norisi pasitempti ir save parodyti, ir visiems parodyti gerą nuotaiką. Nepaprastai sukelia nuotaiką. Aš jums dovanoju šitą knygą savo rašytą. Ačiū labai, miela. Ačiū labai, miela, matyti tokį solidų albumą. Tarp kitko, gerbiama dailininkė Gražina Vitartaitė yra ne pirmas albumas. Ne pirmas. Ir tokių jau aš turiu dar vieną albumą. Žinote, aš tai džiaugiuosi, kad tai yra aplamai toks reiškinys, sakykim. Tai yra žmogaus dvasia, žmogaus pojūtis į daugelį dalykų. Per tapybą galima parodyti, ką tu jauti gamtoje. Man ta labai patinka. Žinokite, radau tokią frazę, kuri man įstrigo, kad peizažas yra visatos atspindys. Ką jūs manot? Juk taip ir yra. Bet ta visata mus visus liečia, gaubia. O peizažas, kur mes gyvenam, tai yra atspindys. Ir galų gale tas atspindys priklauso ir nuo personažo. Kas jį tapo, kaip tapo, kodėl tapo, kokia prasmė yra tame. O man atrodo, tapyba turi visom prasmėm yra labai svarbi žmogui. Jis tiesiog jaučia, ką autorius įdėjo,
Jis turi atspindėti savyje, turi pamatyti, atspindėti tą jausmą. Galų gale tai yra, suprantate, tai yra kelias. Ir tas kelias yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Kiekvienam. Nes mes čia išsiugdom savo požiūrį tokį, jausminį požiūrį. Viskas iš jausmo ateina. Ir aš daugam taip sakau, kad pirmiausia mes vertinam jausmu, o paskui tik praktiškai. Ir žinokit, tas dalykas yra tikras. Juk prieš sprendimą kokį darant, kokį nors apibendrintą, kokį nors, čia suprantat, kiekvienas turim savo kelią. Tai prieš sprendimą visada reikia klausyti širdies. Ar tau taip daryti, ar ne? Tikrai yra tinkamas dalykas ir tapyba tą išreiškia. Tikrai išreiškia. Ar ne taip, Sauskai? Taip. Prašau, kad aš taip formaliai, mes visami pažįstami esam. Daugybė plenerų buvom kartu ir iš viso pažįstam labai platų ratą. Tapyba yra, bent aš susigyvenau ir man tapyba yra labai svarbus kelias. Ir požiūris į pasaulį, į žmogų, į gyvenimą ir prasmę. Nesakau, kad aš čia kažką atradau, bet tikiu, ką darau. Ir tai yra man svarbiausia. Aš nesakau, čia kiekvienas iš mūsų galit tą patį turit kelią, tą patį žinom. Čia aš nieko naujo nepasakiau, visiškai nieko naujo. Taip kad man nereikia čia daug kalbėti, turbūt tiesiog žiūrėti, mes galim su juo pašnekėti tom temom. Senai pažįstami esam, daugybė plenerų, visų aš nebesuskaičiuoju. Ai, nereikia visų skaičiuoti, aš jau taip galvoju. Bet nebedaug yra taip tapytojų, kurie eitų į gamtą ir tapytų. Jūs viena iš tų, aš tikrai dabar moterų tačiau paskaičiuočiau Lietuvoje, kas tikrai su etudniku stovėtų gamtoje. Teisingai sakai, tikrai taip, bet man patinka ir aš tą darau ir toliau darysiu, nežinau. Ar gamtoje, matot, ne viskas tas pats, gamta keičiasi, matosi perėjimai įvairūs ir nuo dienos, ir nuo žmogaus nuotaikos. Ten susideda emocija visa, iš tikrųjų tai. Kaip ten bekalbėsi, bet tapyba yra labai man artimas ir suprantamas, suvokiamas kelias. Ir ką galiu, tą rodau, o iš tikrųjų, manau, kad visi žmonės supranta ir galų gale visi turi iš tą pojūtį dvasiai. Dvasiai yra svarbiausia. O tik paskui protas. Gal jūs ir pirkščiai kalbėsit. Aš tai taip su vyru taip kalbu. Pirma dvasia, o paskui protas. Ir nuoširdumas. Nuoširdumas, o dvasia yra nuoširdumas. Iš kur jin ateina? Iš vidaus. Mano vyras sėdi šalia. Vyras irgi, gal žodį irgi taip tars. Nes vyras yra, jisai profesorius, aukštosios mokyklos ir daug, ir kitos srities, bet įdomu, kaip vyras, bet dabar ištikimas yra palydovas. Žinau, kad ir pleneruose visada jum ir padeda kartais ir sunkius dažus nešti ar drobę, nes aš žiūrėjau ir filmas yra dokumentinis sukurtas apie jūs. Labai gražus filmas, tarp kitko, apie jūsų kūrybą ir ne tik albumai, bet ir daug informacijos, bet vyras ten labai svarbus, taip ir prašom, gerbiamas. Moku labai ilgai šnekėti, bet šiandien trumpai pasakysiu, kad Gražina visą gyvenime degė tapybą. Buvo toks periodas, kai aš 3 metus važinėjau į Kauną ir į Vilnių vis. Tai jinai malaudavo manęs ir vos tik sulaukusi, palikdavo man sūnelį mažą ir bėgdavo tapyti. Ir va, tas viskas įsiskleidė į tapybos albumus ir ne vieną parodą. Ačiū. Ačiū Jums labai už nuoširdumą ir poezijos knygą. O čia specialiai išeksponuotas praeito 1000-mečio paveikslas, čia ta dainininkė, kur dainavo, čia yra Rasa. Čia yra iš Jono Vaitkaus spektaklio Strindbergo sapnas su Arčikausko kurtais drabužiais. Tai va, tai čia labai seni laikai. Va, tai
Aš noriu tik tai padėkoti ir Antazavės dvarui, ir visiems vadovams Antazavės dvaro, ir Alvydui Stauskui, kuris dabar tapo šeimos globėjų, jau galima sakyti. Nes dar pridursiu, kad čia jau jisai buvo pasikvietęs ir sūnus grojo, čia jisai pianistas yra. Ant šito fortepijono, vieno plenero. Ir labai talentingas jūsų sūnus. Ir jisai akomponuoja mamai, bet tai čia nesigavo, nes jis dabar šitą Vokietijoje yra. Galvoju, kad autoriai geriausiai gali papasakoti. Tai prašom. Kūryba, sakau, parinkti paveikslai šviesus čiurlioniški ir iš šitų plenerų gan nemažai yra. Iš Antalieptėvo čia tapytos valizos, pavyzdžiui. Ir čia iš Zarasų krašto, reiškia, ežerai yra. Tai va, tai jie nėra taip, kad gėlytės dėl gėlyčio ar peizažas dėl peizažo. Aš visur įdedu kažkokias prasmes, simbolius. Ir kadangi gamta nemeluoja, tai imu spalvas iš gamtos, o savo pridedu dirbti. Po to tai ten yra visokie ir takeliai, ir kažkokie tai saulės simboliniai, ir visokiausiai įterpti simboliai, kurie maniau, kad Čiurlionio metam tinka, ir padarėm šitą parodą dviese, ir manau, kad jeigu ne prasmės, tai koloritas tikrai tinka ir jinai yra vieninga. Nu, o antra profesija, tai junginėjau va šitą pultą čia. Tai jeigu blogai jungiu dainą, tai iškart reiškia gaunu. Vytautas ne tik dar būt ir pedagogas yra turbūt, ne tik tai. Ir monumentalistas yra iš tikrųjų. Taip, ant sienų daug paišau. Didelis darbas Vilniuje yra Antakalnio gatvėje jo darbas, mokyklos sienai išorėje. O geriausiai apie mane tai gali pasakyti Gaižauskas. Nes mes vienas kitą pagiriam, jis puikus, reiškia, menininkas. Aš geriau šitas nekalbėsiu, nes paskui sugadinsiu visą šitą gražą, tokį, reiškia, jūsų taip melodingai, vitartaitė, kaip kalbėjote, tokia muzikinė kalba, tokia graži, taip aukštyn, žemyn natos, išraiškingai, labai švelniai. Ir visi taip, jūsų tokia pokštė graži gaunasi labai. Tai aš jau nesimaišysiu labai smarkiai, jau apie Vytautą, ką galiu pasakyti. Tai jisai yra humoristas, jisai linksmas, niekada su juo neliūdės, jisai prigalvoja tokių cirkų, kaip pleneruose būdavom, tai jau jis atvažiuodavo pasiruošęs, jau scenarijai surašyti. Smulkiai nepasakosiu. Smulkiai nepasakosiu, gerai. Tai va, graži šiandieną tokia šventė yra, kadangi tokie žmonės, reiškia, jie yra ne fabrikas, o čia yra menas, toksai, suprantate, menas jaučiasi, ir muzika, ir visa. Tiktais aš čia pajuokavau, su kaimynė sėdi prie manęs, sakau, Vytautas tai visą laiką kur arba pleneras, arba kur tos parodos, tai visą laiką Rasa, jisai visur kankina, reiškia, turi būtinai Rasa. Bet taip gražu, Rasa, kai dainavo, tai, nu nežinau, toks, reiškia, toks menas iš to dainavimo. Ir taip gražu. Tai mes labai džiaugiamės, kad Antazavėje, mūsų krašte, yra tokia puikia paroda, vyko toks puikus ir koncertas, ir mielų žiūrovų tikrai susirinko daug. Mielai Gražinai teikiu, būkite laimingi ir kūrybinga ir visada energinga, tokia kaip visada. Mokiškai kalbama, aišku, mokiškai. Taip. Vytautai, čia yra suvenyrai mūsų kultūros. Ačiū labai, miela. Ačiū labai. Ir man gavau.